Ar teko kada ragauti paturbintą raugintų kopūstų sriubą? Vengrišką korhelę veš, jei ne, tai šiandien parodysiu, kaip ją pasigaminti. Kokius produktus ir kokiais kiekiais šiai sriubai pagaminti naudojau, tradiciškai surašysiu komentaruose. Parūkytų šonkauliukus sudėkime į puodą, užpilkime vandeniu, nepamirškime kelių lauro lapelių. O užvirus ant silpnos kaitros virsime apie valandą. Kol verda šonkauliukai, susipjausykime morkytes, svoguniukus ir į gerai įkaitintą keptuvę įpylę alyvuogių aliejaus apkepkime morkytes ir svoguniukus. Apkepus daržovėm įberkime mairūno, raudonosios paprikos miltelių ir šiek tiek pamaišę užpylę skysčio iš puodo, kuriame virė šonkulį, patroškinkim dar kelias minutės. O jau tada perdėkime į puodą, kuriame virsime sriubą, sudėkime ant viršaus šonkauliukus, raugintus kopūstus ir užpylę skysčio, kuriame virė šonkauliukai, pabarstę kmynų, sriubą virsime apie valandą. Aštresnių poskonių sriubai turėtų suteikti vytinta dešra su pipirais. Ir man asmeniškai čia geriausiai tinka didikų vytinta dešra su juodaisiais pipirais. Sriubą virėme jau valandą, sudėję vytintą dešrą virsime dar 20-30 minučių. O išvirtą sriubą pagardinsime miltais ir grietinę. Ir miltai su grietinė yra būtent tai, kas skiria vengrišką sriubą korhelę veš nuo mums įprastų raugintų kopūstų sriubos. Viską gerai išmaišę, sudėję krapukus, uždenkime ir palikime sriubytę pastovėti 10 minučių. Nebejoju, kad ši soti su lengva rūgštele sriuba nepaliks abejingo nei vieno.